visi. Ką buvo biški pertraukėlė tarp video. Dabar vėl trumpas bus iš aukciono. Radau keletą tikrai perliukų. Du labai geri F150 su gerom komplektacijom. Tai žiūrėkit, galiu patikrinti, jeigu sudomina, kokios kainos. Vienas Mersas MG SLK, jeigu gerai atsimenu, irgi pamatysit, kaip Lamborghinis numestas su transmisijos problema. Net gaila žiūrėt, kaip elgiasi su tokiom mašinom. Atrodo kaip su šiukšliam, kur mašina kainuoja 100 000. Tai va, keletas tokių mašinyčių, įdomių, paprastų. Tai va, trumpai. Daug aukcionų nebus šį kartą. Daug mašinų aukcione, taip gal geriau pasakyti. Ir ruošiu vieną tokį projektuką. Nežinau, kada video bus, bet turėtų būti įdomu. Mašina atsigauna ir tampa gražia. Tai va, bus nuo pradžių iki galo, kaip nupirkta aukcione, kaip suremontuota, kaip viskas iki tol, kol bus mašina jau paruošta pilnai važinėt, naudot. Gal kažkam prireiks, bus visai įdomus variantas. Taip kad, jeigu nenorit praleist, būtinai laikas, subscribe ir žiūrim aukcionus. 78, take it again here, 35, 4 grand. Hebrytė geras Mersas MG SLC 43 biturbo, biški purvinokas, brioletis, dirba gražiai, jokių lempučių, dirba gražiai, stogas veikia, viskas gražiai, dar stiklinis, salonas tvarkingas, metų 17, dar ir su stiklu stogas. Tai jeigu kažkam įdomu, galima pamėginti nupirkti. Tikras F150 Raptorius. Aišku, kaina jo tokia jau bus geresnė negu paprasto F150, 130 000 rida. Komplektacija nebloga. Raptor sėdynės, tikras Raptorius, ne tik body kitas. Panoraminis liukas per visą stogą. Bedas. Pažiūrėjom, ar nepažiūrėjau. Raktai ar yra, net ir bėgių perjungimas. Ne, raktų nėra, gaila. Auks išėjimai. Odinės sėdynės. Super mašina. Kaina bus
nemaža, bet kokie ratai. Pakaba. Apsaugos. Markiorai. Čia jau rimtas daiktas. Sekantis, naujesnis Tremor. Pat komplektacija gera. Padangos. Bėdas su uždangalu. Čia jau komplektacija, pasižiūrėkit. Čia naujesnis modelis. Nuo 20 metų. Multimedija kokie telikai. Liuko nėra, bet oda. Šitas įsiveda. Garsas irgi geras. Nežinau tiksliai variklio. Bet ką jis, šit kaip namie telikas. Komplektacija super. Muzika. Saugom plotus. Jeigu domina, būtinai pažiūrėsiu kainas. O čia daug Maserati daužta, Mersai, BMW, Lamborghinis, Urusas su transmisijos bėda. Turėtų irgi būti adekvatesnė kaina negu sveiko. Kokia britė. Yra ir tokių senų Bentlio. Čia Rollsas. Matytas, bet toks senelis. Kabrikas. Tikra klasika. Kulinas. Žiūrim šitą Rollsą. Neatsimenu, man atrodo, jau matytas. Porsche'as. Raudonas. Kažkas tai labai didelis sėdėjo. Žiūrim, ką mes čia turim. Ne, raktų nėra. Akumas nudusęs. Visiškai negyva mašina. Salonas 4 vietų tipo. Vietos gale pasižiūrėkit. Akura matyta. Kutės matytas. Galim pasižiūrėti. Rollsą Kuliną. Va čia mašinytė. Matinė visa. Balta oda. Pabandysim užsivesti. Kapotas kaip sunkvežimio. 4 vietos čia. Captain seats. Durys galinės. Daro šitaip. Čia geriau gale sėdėti. Tokiai mašinai. Dar vienas. Šitas užrakintas gaila. Čia salonas. Jeigu matysis. Oranžinis toksai. Spalvytės. Šitą pilka. Ratai pagal spalvą. Dydis ratų. Čia toks jau. Bagi šitas stovi. McLarenas matytas. Lambo raudona. Gaila, kad raktai jos užrakinti. Kita mašina užrakinta Urusai. Senas Mersiukas.
400. Toksai biški pavargęs, bet projektui jo, jau klasika. Ką, McLarenas, kažkas tai biški. Aš vis pamirštu, rakintas. Čia toksai maloni mašinytė, McLarenas geras. Beje, McLareną galima nusipirkti apie 100 000. Pradžia. Tai jeigu kažkam reikia, daug mašinų sveikų, visas sveikos. Pažiūrim Panameras. Gaila raktai užrakinti, apibraižyti visą. Ne, rakto nėra. Salonas juodas. Tvarkingas. Kažkas tai supyko ant savininko. O, tokie jump starteriai. Oras, akumai pasiėmė ir važiuoja kurt mašinos. Na ką, šiandien kaip ir viskas. Toks trumpas video. Jums šilumos iš Floridos. Mačiau pas jūs Lietuvoje ten žiema tikra šiemet. Tai bent jau per YouTube biškį šilumos. Tai va, pasekit, palaikinkit. Toliau bus daugiau video. Tai gero žiūrėjimo, iki.